Žaibai, perkūnė. Klasika. O čia pažastukai, reksoniukai. Rengiuosi ir skamba galvoje. Traukia velnės mane į tą galerą. Visą laiką visi sakydavo, nu yra komanda, yra viskas, nu tipo, kodėl tu nevažiuoji, sako, kodėl pats nesėdi už vairo, nu kaip taip yra ir aš čia visiems, nu tipo, baryga savo žolės nerūko, žinai, čia, nu tipo, ne, aš nesėsiu, yra komanda, yra vairuotojai, žinai, tu to nedarysi. Palūžau. Šiandien mes esame Rygoje, Bikirniekų trasoje ir turėjau labai seną svajonę sustartuoti Rygoje. Bats etape sulėkti kažkokiam tai, tik tai aišku visą laiką galvojau, kad tai bus su dizeliu, kad tai bus kažkoks endurance'as, gal ten 2 ar 4 valandos, tiesiog suvažiuosime su dizeliuku, bet taip viskas pasisuko, kad atsisėdau į kapą, į 325 kapą, į mūsų legendinį kapuką. Paskutinį kartą, kai mes matėmės epizode, tai dar buvo pavasaris, tai buvo balandžio mėnuo, buvo šlapdriba, ten realiai treniruotė vyko čiut ne pūgoje ir žliaugė, lyjo, ten vėjai ir visa kita. Šiandien yra nuostabus oras, šiandien yra karšta, birželio vidurys ir antrasis Batso etapas. Tik tai vienas yra toksai dalykas, kažkaip tokia nerašyta taisyklė atsirado, kad su kiekviena nauja pradžia mes turime kraują. Ir vat mūsų pati pirmoji serija, Vadvaras Racing, kuomet paleidome su Manteliu, buvo epizodas, kaip mes patį pirmą kartą su Ingrida važiuojame į Rygą, pasidarė mūsų pirmąjį dizeliuką ir jau garantuoti 100% realiai bliūdą laikome rankoje, taurė rankoje ir sakom, dabar tai ištvirkinsime visą pasaulį, ten laimėsime mašiną pati geriausią ir grįžtam ten su gerklė užspausta ašaros akyse ir galvodami, kad vis dėlto nėra taip lengva tą padaryti. 325 kapo pradžia šio sezono irgi yra pažymėta krauju. Pirmąją treniruotę mes tuomet, kuomet snigo ir ten buvo šlapia balandį, apturėjome, viskas buvo labai sėkmingai, susivažiavo, visi mašinukai tikrai atidirbo savo darbą ir viskas yra su jais gerai. Ir turbūt panaši istorija, jau laikom bliūdą rankose, patenkinti, kad viskas yra gerai. Testam prasidėjus, Mantas išlėkė per testus su kapu ir įėskęs truputį, galbūt porą kilometrų per valandą per greitai įlėkė, supratęs, kad jau greitis yra per didelis, bando rėzinti kampą, imti dešiniau, o estai ant tų vadinamų kerbų, už kerbų, kad tu nenulipinėtum, nuo kerbų nenuleidėtum mašinos, yra prisukę tokias, mes vadinam dešromis, tai yra ten, aš nežinau, ten metalo ar ten betono tokie pailgos dešros, ir tiesiog su priekiniu dešiniu ratu klipina į tą dešrą, mašina šokteli, nusileidžia atgal ant asfalto, bet iš po to, ką mes matėme iš onboardų, kad jau nusileidus ant asfalto gripo nebėra, mašina pradeda sukti, neša iš pievos ir neša tiesiai į atitvarus, tai su visa dešinė pusė mes, galima sakyti, ir neprisistabdė, hitinam į atitvarą. Parveža mašiną evakuatorius, stovim visi, nu ką, reikia traukti ir detalių dėžes, traukti zipą. Tai visa dešinė pusė, galinė bakavinka sustumta, galinis ratas išmuštas šiek tiek ten, bet po to vakare susitvarkėme, veidrodėlis, rankenėlės, ten durų mechanizmai ir priekinis dešinys ratas, viskas jisai kabo ore, šakės lūžusios, vairo traukė lūžusi, viskas nuplėšta, nurauta. Tai mūsų mechanikai, Linas Vaidas, 2 valandos. 2 valandos, mašina yra pilnai važiuojanti, su padarytų suvedimu ir viskas ledas, turime į mašiną paruoštą gonkiam. Mes, aišku, vieną treniruotę praleidome, tada išvažiuojame į vakarinės jau treniruotės, susivažiuojame, sekančią dieną lenktynės ir viskas čiki-briki. Tiesiog, pirmasis kraujas buvo Estijoje, tuomet ateina dizelio eilė. Dizelis važiuoja Sportless. Turminėje mašina, jokių temperatūrų, jokių gedimų, nieko nėra. Atsidarai kapotą, sustoja pro treniruočių, atsidarai kapotą, apsižiūri, ar viskas gerai, kapotas užvertas, mašina išvažiuoja ir prasideda 2 valandų lenktynės, Ingrida startuoja, atsargiai, kad nebūtų kontakto, prasileidžia, kas, tarkim, vadinamus pavojus, jie išlėkia į priekį. Per pirmąją valandą atsikovojame poziciją ir realiai taip, kai rieš keitimą, jau bliūdas rankoje, mes pirmieji, važiuojame, viskas yra gerai, dar irgi paskutinės sekundės sprendimas, kad mauname naujas padangas ryčiui, išlėkt, keitimas, išlėkiam į trasą, man atrodo 5 gal ratai pravažiuoti, 5 rate vadinamasis manishiftas, vietoj 4 bėgio prieš pat posūkį atsiduria 2 bėgis, apsukos iki galo, po šito misshifto, manishifto mes pravažiavome dar gal 4 ratus turbūt ir jau 5, realiai dūmai pasirodė mėlyni jau po 3 ratų, dar 2 ratai pravažiuoti jau ten paskui jau šleifas sukasi ir dar 1 ratą pravažiavus mašina sustoja be kompresijos. Tai jau grįžę namo išsiardę randame, kad išsilydęs 1 stūmoklis. Kiek su tuo sutapo, nežinau, bet faktas, kad dizeliukas grįžo jau pakrautas su sukalusiu varikliu. Grįžom irgi ten taip, ką daryt. Sprendimas vėl reanimuoti, dar turim zipinį variklį, ten, nežinau, sekančią dieną pasikeičiame tą variklį ir lekiame toliau. Išpuola Ring Challenge etapas ir kaip nesuvažiuoti Ring Challenge. Tai mes esame
Raudondvaryje, Kaunas, Nemuno žiedas per Nemuną, tiesiog į kitą pusę. Ir sprendimas, paskutinė irgi čia akimirka, bičiulis Algirdas pastumėjo, kad sako, davai, sako, viskas čia gerai, vietinė trasa, už tokią kainą gauname puikiausias treniruotės, kur tikrai galima puikiai prasivažiuoti ir važiavimas Ring Challenge. Motukai, 6-9. Žodžiu, dabar kas, kaip ir dizelio treniruotė šiandien baigėsi, nes lietus sugadino, mūsų dienos pradžia yra pagadintas. Dabar yra visiems, nes koks yra pojūtis dabar mašinos, nes mes turime variklį, mes turime šiek tiek ten mini, tarkim, slėgių pasikeitimai, nes asfaltas drėgmė. Kas vyksta su mašina? Su mašina nuo praeito karto, kada jau sėdėjau kačerginėje, tai po iššūkio antrą variklį dar kažkas atsidėjo, be proto daug torko, tikrai daug torko reikėjo pradėti mokintis, nes anksčiau būdavo išeini, letau. Dabar tas posūkis, čia paskutinio nušvintų, jisai pradėjo, vienoj pusėje trasos bijo, kitoj pusėje trasos buvo sausna, pradžiai buvo, bet paskiau stojo dirbti, visi, matosi rėdžios pasidėjo. Būdavo, reikėtų galėdavai spausti, dabar pateis, čia viskas gerai, dabar jau turi, jau reikia mąstyti, kiek tu to pedalio spausti. Ir greitis, pas mašinas kokiu, kad tai mažinamas. Matsūri, ta prasme, jau ne iš mašinos kažkokio, bet jau reiškia per greit. Anksčiau nepasiekdavai tos, dabar jau reikia biškai filtruoti tą visų. Tai mašinytė, Mes iš mechaninės pusės mes, pavyzdžiui, su Šaika šito dalyko neiškodavom kol kas. Nėra įvykių sekos. Tu nuvažiuoji iš rotą, tu turi 4 pagaudytus ten varikliukus, išsitraukia, tai dabar pradėjom imam purviniausią. Traukia kur? Daugiausiai, prakaito daugiausiai. Atidirbęs gal geriausiai. Šitą irgi nugalvo. Kompresijos nepamatuosi niekas. Žiūrėjom, matavom, ten kišam kameras į gilzės, tos gilzės, ten irgi viena parodijus, kita tokia sudėjom, kūriai važiuoja. Tai dabar šitą reikia, nežinau, gal kad kampanas, kurį pylė, padėjo. Šampės pilimas. Nes kažkoks secret, prieskoniukas čia įbarstytas, nes, važiuoja ir, linksma. Nes taip tai būdavo, išvažiuoji tiesiai, tą dugną ten spaudį ir matai, kaip pro tave, Pagalvoju, su žieptuvėliu rankų. Jo, su žmokė tokia, pravažiuoja ten arba kokiu gestu. Paskiau posūkiuose, nerealiai greita ta mašina. Atsirenki ir gau. Dabar irgi važiavau realiai, literaliai 3 poršus apsilenki dėl. Aišku, tau tam žinai, vairuotojas, bet realiai ta mašina iš poršų kelia lenkia. Nebusat, kad jūs tokia išvažiavę apšildimo, Tiesiog, matyt, kažkas iš ten prieš tai parodė, kad gali būti, tik vienas poršas ir nurašytas, tai matyt, jie, pedalas buvo taip, dabar jau kitą pusę, tai lengva. Gal kainas išgirdo, neįsivaizduoju, bet, ta prasme, tikrai labai gerai subalansuota mašina, reikia kilometrų. O trasa, dabar trasa išdžiūs, nes rytas gausi, aš gavau važiuoti ant visiškai šlapio, kuomet buvo, realiai tikrai šlapias, tada teko važiuoti jau pradėjusi džiūt. Jo, man irgi teko važiuoti pradėjusi džiūt. Dabar buvo visiškai trasa išdžiūs ir pradėjo Krapnauti, jo, 4 ratus važiavau su valytuvais. Tai ten nesijaučia, ten atrodo, kad ten iš esmės ir nelyjo. Trasos daly, kur tas naujas asfaltas ten lyja. Kristupas čia, atrodo, laikiausi ten su matos jau, kada matau pagal jį, kada nebesukimba jau, nes po 3 galas iškart rodo, kad nesukimba, tai toj vietoj tiesiog mažiau, ne performinį, bet pagal tuos laikus, kas man čia dabar buvo, treniruotės, dar antro išvažiavimo, ta mašina čia į 39. Statementas, taip. Įrašas. Pirma treniruotė. Aina načet. Aš atsiprašau savo žmonos. Pirmą kartą teko išvažiuoti su dizeliu, kur Newtonai, kur viskas, kur mašina dar nevažiuota, nesitreniravosi. Tai pirmą kartą išvažiavo su dizeliu. Ryga per lietų. Fucked up reikalas. Va čia yra fucked up reikalas. Šiaip beprotiškai sudėtinga trasa. Džiauriai slysta. Šlykštų. Nes ir Nemuno žiedė mes pripratėte, nežinau, gal tiesiog tos valandos praleistas bežiūrint, viskas yra paprasčiau.
Estija tiesiog paprasta, nes ten pievos, laukai, ten viskas faina, gražu, bet šita trasa yra fakta reikalas. Ir įsivaizduoju, kiek dabar darbo bus šiandien, ryt, nežinau, ryt lietų praneša. Tai stiklą jau sudaužė, trasa žiauriai nešvari akmenys. Visa trasa akmenys. Važiuoji, tai realiai, jeigu mašina prieki kažkas pralenkia, arba atsitraukė, arba. Tai mačiau, kaip pakėlė akmenį, tiesiai praskrido ir. Bet bus reikalų, šiandien bus reikalų. Tai va, tai su tuo ring challenge tada gautųsi. Sako, davai lekiam, nu, tipo, už tos pinigus gauni pakankamai daug laiko, ten gauni treniruočių, gauni time ataką suvažiuoti. Nu, blemba, iš tikrųjų, nu, viskas ten gerai, ten 340 €, 2 startiniai, leki, kilometrų, va, viskas okei. Mano ten buvo debiutas. Pirmas kartas atsisėdus ir aš nežinau, ar aš bijojau ar ne, gal tiesiog irgi pakankamai prisižiūrėta į žmoną važiuojančią, į Renaldą važiuojantį, į Rytį bestreniruojantį ir tiesiog, kaip ir vėlgi, namų trasa, tai taip gan šaltais nervais išvažiavau, jau atsisėdus į mašiną, kaip ir ten toksai viduriai gal pasileido šiek tiek, bet įvyko toks fenomenas ir aš nežinau, šiaip vairuotojai buvo sakę šitą dalyką, bet kai prieš pat užgestant lempom, tarkim, šilimo ratas, formavimo ratas ir jau kai tu artėjai prie starto linijos ir užgesta lempos, kažkas galvoje užsispaudžia, tiesiog toks tunelis. Ir viskas, ir tiesiog taip, tiesi linija. Nebuvo taip blogai, suvažiuota, ten kovos gauta žiauriai daug ir aš tikrai visus agituosiu maksimaliai dabar savo ir šaiką, visus rėkti ring challenge B-lygos reisą, net ir važiuojant su šikanais, trim, tikrai žiauriai smagiai susivažiuoja, bet tik tai buvo garsusis Niknakas, drifteris, nes tam buvo Zestino, kaip suprantu, paleidė akciją, kad drifteriai važiavo Čirba, važiavo Niknakas Latvis, žinai. Tai va, tai ir Notkus lėkė su Seatu ir ten yra 2 litrai turbo klasė, 2 litrai turbo, ten, kiek girdėjau, 240 arklių. Pas mane yra 200, kiek ten gal 20, nežinau, tų arklių pas kapą. Tai su tuo Seatu žiauriai susikabinom, vaikis žiauriai neprofesionalus, tas faktas, realiai mašiną aplenkiu, mano sparnas priekyje jisai mane blokuoja ir vat įmetė ir ten savo bordus, po to susimetė istorius, tai visus kartus aš gavau 2 smūgius gavau nuo jo ir labai stiprius, visą dešinę pusę sušėrė, tiesiog realiai ateini į šikaną, jau gesinimo zoną, aš jau jį pralenkęs, sparnas mano priekyje, jisai tiesiog man kala į duris. Antrą lenkimą, tam pačiam reise dariau antrą lenkimą, prieš jau starto finiš per Makuškę lenkiau, starto finišo šikaną irgi manęs neįleido ir grinai ant vėliavų, realiai per vėliavas tiesiog buvau išstumtas. Antrų gonkių metu susikabinau, kiek liktai girdėjau su Notkum, irgi Seatas išėjau ant lenkimo ir jisai mane pradėjo spausti į dešinę pusę, tai šio mano ratas, galima sakyti, dešinę pievą pradėjo eiti, šioks toks kontaktas su kairė pusė, bet ten minimaliai, tai ten viskas kaip ir gerai. Ir vis dėlto čia tas kokaino efektas, kažkas įvyksta su tom lenktynėm, aš nežinau kas, bet užsikirmė vargšiai vaikai į stovyklas nevažiuos šią vasarą, leisim su motina ant padangų, kažkas tokio, tiesiog norisi šaut gazo ir baisu, ir vėl baisu, ir sakai, nebedarysi, nebevažiuosi, ten mesi viską. Ir praeina laikas, ir aš suprantu, kodėl chebra užsikabina, ir tiesiog, nes nerealu, tiesiog kaifas. Penktadienio rytas, treniruočių diena. Ledukais. Žaibai, perkūnija. Oi, linksma. Antra diena treniruočių. Vakar atidirbom, realiai praleistas ir tik 20 minučių. Vienas važiavimas, vienas tintas praleistas. Šiandien diena prasidėjo nuo lietaus. Šlykštu rytas, turėjome ir krušos gavome. Liūtis, trasa paskendusi, ten kitų komandų, šis mašinos vandenyje paskendusios, įvažiavimas į pitleiną paskandintas, tai pitleiną su traktoriais matėm išlovėm, šiaip dabar kuris laikas nelėja, jau trajektorijos pradžioje važiuoti galima. Kapas, pagrindinė bėda nuo vakar turėjome mušantį stabdžių diskai, bandėmės dabar kelis gamintojus, pakeitėm, iš negalėjau suprasti, iš tikrųjų daužo ne per pedalą, daužo per mašiną, daužo per priekį, daužo per šikną, pakeitėm priekinius. Pravažiavau vieną ar važiavimą, pradėjo vėl mušti, galvojau, kad priekiniai, pasirodo galiniai, pakeičiam galinius, važiuojam vėl kažkas muša. Vėl priekiniai susiklaipė, pasikeitėm vėl priekinius, tai dabar turime galinius naujus, priekinius naujus, kardinaliai važiavimas pasikeitęs, turime mašinos, pojūtis, viskas. Bet kaip aš dabar sėdėdamas už vairo suprantu, kaip vairuotojai, kaip laško tave kiekvienas, tai pasikeitimas, tas neplanuotas kažkoks tai dičimas, ten bilbukas, tuksiukas, kažkoksai tai mašinoje. Tai va, tai tą dabar vertinu, nes kardinaliai pasikeičia važiavimas, tu negali pasitikėti mašiną, tu negali sukti, tu negali stabdyti ten, kur tu norėtum stabdyti. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, man su priekiniai diskai tiek buvo pradėję mušti, kad tiesiog sudirba ABS-as. Turi ten, kur tu turi stabdyti tiesių vairu ir realiai sutraškęs tą pedalą, tu negali to daryti, nes tada kikinti ABS-as.
Tai va, tai Šeštadienio rytas, Bikernieko trasa. 8 ryto, mes jau čia. Dizeliukų reikia susimontuoti padangas, pasikeisti, pasiruošti kvalifikacijai. 325 kapas, paruoštas nuo vakar, viskas. Pasitikrinome, pasidarėme, kaip ir nieko liktai neradome blogo. Dizeliukui permatome padangas, kaladėlės pasikeitėme vakar, važiuoklė ok. Laukiame kvalifikacijos. Kvalifikacija 10 ryto. Klasika. Nu, čia pažastukai, reksoniukai, žaviausia baco klasė, litrinukai. Kvalifikacija, dizeliuko 2 valandų enduranso kvalifikacija. Mašinos išsirikiavusios, laukia, kuomet pasileis, atsidarys trasa. Tai yra žalias šviesoforas priekyje, užsidega, į trasą galima išvažiuoti. Tikrai mašinos yra pačios įvairiausios, nuo E30 Civikai, nuo 1.6 Cooperio, nežinau, 1.8 Toyotos, TCR-ai ir aišku pats šauniausias mūsų dizeliukas. Tai čia yra vadinamasis uždaras parkas, Park Ferme, po kvalifikacijos ir po lenktynių visos mašinos privalo sustoti. Tai ko aš Ring Challenge nepadariau, neįvažiavau, grįžau į padoką ir iš karto gavau diskvalifikacijas, tavau paskutinės. Tai čia yra tikrinamos mašinos, ar atitinka reglamentą. Yra svarstyklės pasveriamos, ar svoris pagal reglamentą, patikrinamos vairuotojų aprangos, ar jie buvo homologuotom aprangomis, kas irgi iš karto yra užtraukę baudas arba diskvalifikacijas. Čia yra skrutinyriai tie komisarai, kurie rūpinasi visa priežiūra. Tai va, ir mašinos yra mūsiškė nesisvers. Va, visos surikiuotos. Čia yra mūsų Lady Driver. Laukia kolegos. Kolega išlipa. Čia labai greiti lietuviai. Ne, kad čia greit. Eiktų su tokia audelė, tai čia teleportuojasi. Nu va, antra kvalifikacija. Nes yra 2 kvalifikaciniai važiavimai, iš 2 kvalifikacijų lipinamas rato laikas, iš kurios pozicijos startuoja. Šiam momentui esame 3 savo klasėje. Prabėgo savaitėlė. Prabėgo 1 savaitė po lenktynių, emocijos aprimo, susigulėjo viskas galvoje. Filmavimo nebaigėme Rygoje. Su šita velnio mašina, mirties kapsulė ir ten lenktyniniu bolidu, viskas yra aišku. Kad su juo lenktyniaut reikia būti geriausiu, nes važiuoja po Baltijai geriausi vairuotojai, besąlygiškai geriausi, tai yra važiuoja tik tai elitas ir realiai tai yra kiaušinių auginimas, kad sugebėti, kad padaryti rezultatą, tikrai reikia įdėti žiauriai daug darbo. Bet baigėme viską ties 2 valandomis. Kvalifikacinis laikas abiejų vairuotojų yra labai geras. Tai yra tikrai tvirtas, geras laikas. Taigi, pirmas red flagas lenktynėse. Startas. Startuoja Ingrida. Išvažiuoja, kaip ir starto procedūra, tarkim, irgi tai nebuvo pati sėkmingiausia, pati geriausia, daug kas apsilenkė, nežinau, galbūt yra saugojimas mašinos, kad tikrai nebūtų kontaktų, kad išvengtų tos mėsmalės. Kaip ir viskas gerai. Išvažiuoja 4 posūkyje tiltelis, prieš tiltelį misshiftas. Misshiftinus dizeliuką, dizelis iš karto turi avarinį režimą. Tai nėra powerio ir kad grįžtų poweris, reikia perjungti masę. Masės perjungimas ir vėl užvedimas variklio mums kainavo apie 20 sekundžių lenktynių. Tai yra beprotiškas laiko tarpas. Tai jau turime antrą red flagą išvažiavus į lenktynės. Kaip suprantame, mes grįžę analizavome onboardus, kas vyksta. Iš visko matosi, kad galvoje pasidaro faršas. Turiminį starto procedūra yra prasta, tada pravažiavus 10 sekundėje po starto jau yra misshiftas, kuomet prarandame 20 sekundžių ir visi konkurentai, visi nuvažiuoja į priekį. Bet tas nesustoja. Lenktynės tęsiasi greitai, Ingrida susigaudo, kas vyksta, perjungia masę, šauna toliau per gazą ir pakankamai greitai, ten aš nežinau, gal 10 minutėje pakankamai gerą peisą pasiekia. Tai yra tempas tampa labai arti kvalifikacinio laiko. Čia jau vėl yra red flagas. Reiškia, pušina ir bando prisivyti priekį važiuojančias mašinas. 45 minutėje, nes ant ausinių sėdo Renaldas, nes su Ingrida šiaip visumoje labai sunku yra būti ant ausų klausytis, nes pas ją ten yra pastoviai pyp. Turėtų, jeigu ten būtų įrašas, tai turėtume mutinti garsą, nes tiesiog neįmanoma klausyti, kiek jinai keikėsi ir ten emocijos verda, kas irgi neturėtų būti.
Tai va, tai 40-45 minutėje perėmė ausinės, užsidedu, kaip ir viskas padėtis kontroliuojama, tempas neblogas. Ingrida davėja konkurentus. Lieka 2 ratai iki keitimo, planuojame apvažiuoti dar 2 ratus ir jau stabdyti mašiną, nes atsidaro keitimo zona. Ingrida davėja savo konkurentus, prieš kuriuos jinai stovėjo priekyje per kvalifikaciją. Reiškia, iki įvažiavimo į pitleiną, jai galvoje kyla mintis, kad reikia apsilenkti 2 mašinas. Ir čia yra paskutinė klaida. Įlekia į posūkį, tai yra labai aštrus posūkis, 3 bėgio posūkis su dizeliu 3, ten su benzinu 2 važiuoji, užsuktų vairu į dešinę, jinai hitina pedalą iki galo, su mintimi, kad greičiau išsišaus iš posūkio ir apsilenks konkurentus. Ji man kalė į galvą. Niekad nedėk taikinio konkurentui ant nugaros. Nedėk, nes bus klaida. Klaida ir įvyko. Tiesiog įvyko klaida, skaitau, kad ir su patirtimi, bet emocijos laimėjo. Tai turime pilną valandą red flagų, kuomet susidėjo visa krūva emocijų, emocijos nebuvo suvaldytos ir to pasekoje mes turime sudaužytą mašiną. Ar lenktynės savaitgalis buvo nesėkmingas? Nežinau, nesėkmingų nepavadinsi. Tiesiog įvyko tai, kas turbūt turėjo galbūt ir senai įvykti, nes tai buvo pirmoji mūsų Ingridos avarija, kuri buvo padaryta. O mano atveju tai yra Motorsport Life. Tiesiog nemėgstama, nekenčiama frazė Motorsport Life. Išvažiuoji per duris ir nežinai, kuo ta diena pasibaigs. Bet gal čia yra visas situacijos žavumas. O jūs, draugai, visus kviečiame Liepos 6 dieną palaikyti mus Nemuno žiede. Vyks BATS etapas Lietuvoje, turėsime sprintą, turėsime LTC lenktynių sprintą, turėsime time ataką, turėsime tikrai puikų renginuką, tad kviečiame visus susirinkti palaikyti mūsų Dvaras Racing komandą. Iki susigazavimo.